What's up, peoples? Tai ką senai nesimatėm. Buvau biškai dingęs, nieko įspūdingo, buvau Olandijai, mokinaus, neturėjau laiko. Jada. Tai ką, šiandien atėjo ta diena, sekantis mano gyvenimo etapas, kaip sakant. Nes prieš akį laukia labai didelė ir svarbi kelionė. Varysiu į Kiniją pusę metų. Už manęs jau mato, visi drabužiai sudėti, viskas paruošta ir kažkur už 30 minučių aš pajudu link Vilniaus oro uosto ir iš ten skrisiu tiesiai į Olandiją. Olandijoj pernakvosiu ir tada į Beijing, Beijing. Nemeluosiu, yra biškį to tokio jauduliuko, bet tuo pačiu metu esu labai excited. Tai va, dabar yra pusė pirmos nakties, ryto ir už 30 minučių aš pajudu. Aš tikiuosi, kad jūs mane pasilgat, nes aš jūsų tikrai pasilgu. Taip kad dabar pabendrausim daugiau. Vara babaužinai. Tai ką, po 3 valandų važiavimo, 1,5 valandos laukimo oro uoste, aš pagaliau pridaviau savo bagažą ir dabar yra beveik 6 valandos, žiauriai noriu miego. Tai biškai gal toks atrodo patinės. Kokią velnę aš ten važiuoju į tą Kiniją. Važiuojam pasimokint pusę metų, kadangi aš studijuoju Olandijoje ir man 3 metų programai yra privaloma pusę metų atlikti mainų programos, kaip Erasmus. Tai žodžiu, duoda pasirinkti iš įvairiausių šalių, su kuriom mano universitetas bendradarbiauja. Ir kadangi aš mokinau kiniečių kalbą kažkur 1,5 metų, tai galvoju, why not? Kodėl neišbandžiu savo įgūdžių, gal net jos patobulinus, žinoma, ir tokius davus savo iššūkį nuvažiuoti į Kiniją, nes tikrai kada pasitaikys tokia proga. Dar jums turbūt kilo klausimas, Preziu, pliama, kodėl tu skrendi į tą Olandiją, ką ten palikai? Tai iš tikrųjų skrendu dėl to, nes tiesioginių skrydžių iš Lietuvos į Kiniją nėra dėja, tai teks nuskristi į Olandiją, permiegot, tada važiuosim į Amsterdamą ir iš ten tiesiai į Beijing. Biškai taip keistoka vėl pradėti su savim kalbėti į kamerą, toks, žinai, šizo biškai tarp aplinkinių, bet dabar vėl liko laukti apie valandikę skrydžio ir sėsim į lėktuvą ir, žinoma, skrisim į The Netherlands. Fucking bloody coinė, you fucking bitch bastard. Aš jau Olandijai, žodžiu, atsisėdam lėktuvą, praėjo kažkur 20 minučių, sako, yra problema su lėktuvu, kažkas atsitiko, inžinieriai bando įsiaiškinti, nieks nesupranta. Tai žodžiu, prasidėjom valandą laiko ir tada suprato, kad ten kažkoks laidas atsijungęs. Viskas susitvarkė, aš nuskridau, viskas sklandžiai, atvariau su draugais, Julijus, Timo. Čia bus mano kompanionai, bus ir dar vienas žmogus. Tai dabar mėgaujamės maistu. Čia yra sumuštinis su lašiša. Atrodo, labai skaniai, labai gardžiai. Sveiki žmonės, dar kartą. Mes vakar pavalgiam, biškai pasivaikščiam. Nieko, realiai nenufilmavau, nes tiesiog lyja, nieko įspūdingo, nieko įdomaus. Buvau be miego, stovi keliavau. Tai ką dabar beliko laukti, tai eisim pavalgyti pusryčių. Ir tada lauksim pietų ir tada važiuosim link oro uosto, nes mums oro uoste reikia būti apie 4 valandą. Skrydis yra tik 9, bet žinot, kol ten susirašiu viską, aš dar ten turiu biškį dronų pasas tašėse, tai įsivaizduokit, jeigu ten kažkokių problemų atsitinka, tai jau geriau biškį anksčiau nuvažiuot, kad būtų viskas ramiai. Gavom maisto, saločikį, dezerčiuks, batoniuks ir čia yra jautinas su ryžiais. Skanaus? Neblogai. Pretty good, yeah. We need another food. It's okay. Yeah, it's decent. Got to play. Good morning, hebrantai. Tai ką praėjo, nežinau, gal kokias 4-5 valandas. How long do we have to fly? Too long. 1 hour left, I think. Yeah, approximately. Mes dabar valgom pusrytainį. Čia yra makaronai su vištiena, visai skanu, visai gardu. Štai taip keliaujam. Jau laukia šviesų. Skrendame kažkur 12 km aukštyje, 995 km per valandą greičiu.
peoples. Atvarėm į Beidžingą, pasivažinėjom su fainu Maibachu, atvarėm į viešbutį. Buvo šiaip labai fainai, pasimaudėm viską dar. Paskui aprodysiu viešbutuką. Šiaip visai neblogas už tokią kainą. Dabar va, išėjom pasivaikščiot, kažkur nuvažiavom su metro. Tiksliai nežinau, kur esam. Tai dabar varysim kažkur pavalgyti, pasipirkti, reikia kortelę nusipirkti. Šiaip viešas transportas žiauriai pigus. Sumokėjom kažkur 50 centų už kelionę visą, kas yra baisiai čiap. Šiaip kol kas labai fainai, labai daug žmonių visokių įvairių, su visokiais traditional aprangom visokiom. Irgi paskui nufilmuosiu, tai bus fainai. Čia visai cool atrodo irgi. Šiaip realybėj, nežinau, ar per kamerą toks pat efektas, bet realybėj tai labai įtikinamai atrodo. Fucking insane. Tokia bažnyčia. Visai gražu, visai, ne? Ką pakarėlėm? Vaikščiom, pabėdžiną. Pradėjom girdėti muziką. Gerai, pakeliui mums į traukinių stotį, tai pažiūrėsim. Žodžiu, prieinam ir va toks. Aš nelabai suprantu, ką žiūriu iš tikrųjų, bet I don't know. Atrodo, kad jau linksma. Man irgi linksma. Tai čia pasirodo yra tiesiog karaokių stendai. Čia vienas, antras, ten trečias, žodžiu, čia jų daug. Ir visi tiesiog dainuoja karaokę. Visi savo muzoną pjauna. Šiaip žiauriai linksma, nemelas. Bugalduoja šinti. Labas. Labas. Ja, tai sveiki babaužiai. Sekanti diena. Tai nežinau, vakar ką nuveikėm, pavalgėm. Tai šiandien dieną perdėjom kažkur apie 10 valandą atsikėlėm. Šiaip buvom su Džiulijus atsikėlę 3 valandą nakties. Galvom, kad jau visiškai išmiegojom, tai čia buvo toks biškai jetlagas, bet sakau, einam toliau miegoti, nes tai bus šūdas ryte. Tai toliau užmigom, pamiegojom iki 10 ryto, biškai apšilom, paspartavom, kaip jau matėt. Ir nusprendėme atvažiuoti į Summer Palasą. Tai vaizdai įspūdingi. Eisim aplinkui visą šitą ežerą. O tokia didelė čia teritorija. Šiaip jau gana nemažai apėjom. Tai čia yra tikrai, kai šiaip rašė internete, kad visas turas užtrunka apie 3-4 valandas. Tai tikrai bus ką veikti, bus vaizdų, nes žiauriai gražu čia. To prasme, beleka. Wow, kokia grožio šventykla. Čia galit matyti merginas su tradiciniais rūbais, kur vakar pasakojau. Ir jų yra pilnas miestas. Net nemeluosi, ta prasme, jų vaikšto visur. Which one was yours? Sakyčiau, gana su tokios tiltas. Visai toks. Normaliai reikia pasistengti. Nu ką, po turo labai išalkom ir atvarėm pavalgyti Peking duck. Čia yra labai žymus maistas. Ten mums pjausto viską, šefukas. Sumokėm nemažai, bet čia atrodo bus amazing. Gerai, pabandysiu parodyti, kaip čia reikia valgyti šitą dalyką. Nesu ekspertas, bet pažiūrėsim, kaip man pasiseks. Yeah. Use the hands. Viskas labai skanu. Varom namo iš valgio. Ir taip atrodo viskas, taip naktį. Prieš tai kiem neatrodo taip įspūdingai, bet su šviesom yra wow. Žodžiu, nuėjom pasižiūrėti šitą daiktą iš arčiau, bet iš kitos pusės. Ir visiškai nežinoma, užsukom į va šičia. God motherfucking damn. Tai ką, babaužiai mano mėly? Šitame video matėte labiau tokius first impressionus Kinijos, o kas laukia toliau, tai tiesiog kaip atrodo kasdieninis studento gyvenimas Kinijoje. Tai ką, ačiū visiems, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame video. Čiau!